Netrukus matysite. Likite su LRT. Seime pristatyta 21-osios vyriausybės programa, su ekonomistu apžvelgsime svarbiausius jos punktus. Tvyrant įtampai dėl Jungtinių valstijų pasišventimo Europos gynybai, Ankaroje prasideda NATO viršūnių susitikimas. Prancūzijos kraštutinės dešinės politikė Marine Le Pen laukia teismo verdikto lemsiančio jos galimybės dalyvauti prezidento rinkimuose. Laida Laba diena Lietuva nuo 14 valandos. Senos trobos, stubos, gryčios ir nauji jų šeimininkai. Praleiskime vasaros vakarus kartu. Atgyjančios sodybos šeštadieniais 17 val. Per LRT. Jis buvo geriausias karys. Dabar vienišius bėgantis nuo praeities. Paslaptingi nusikaltimai įtrauks jį į pavojingą sąmokslą. Įtemptas serialas Oksenas. Pirmadieniais, ketvirtadieniais 21:30 per LRT televiziją. Drama Auksinio proto vasaros lygoje tęsiasi. Dabar jie turėjo 5 savaitės susipykti, susitaikyti ir vėl grįžti čia. Kovoti tarpusavyje grįžta sutuoktinių poros. Arba dabar, arba niekada. Kas švęs pergalę šiame pogrupyje? O net šitai. Paaiškės penktadienį 21:00 per LRT televiziją. LRT Opus pilnatis. Jokių pokalbių ir koncertų serijos viešnia, svajingos muzikos kūrėja ir atlikėja Ingaja. Man atrodo, be muzikos atsivertų labai didelė skylė viduj ir būtų liūdna ir man, ir aplinkiniams, manau. Sekmadienį 21 val. Klausykitės per LRT Opus, žiūrėkite per LRT Plus ir LRT LT. Kraupus nusikaltimas, kurio tyrimas įstringa, nes įkalčių ar liudininkų tiesiog nepavyksta rasti. Nematomas tyrėjų darbas tikroviškame detektyve 12 naktis. Penktadienį 23 val. Per LRT Plus. Daugiau filmų LRT Epikoje.